džiaugiuosi matydama tuos, kuriuos pažįstu ir tai, kuriuos matau pirmą kartą. Tai labai dėkoju, kad atėjote. Ir tikrai senokai čia nebuvau jau Kaune, gal kokius, nežinau, 10 metų gal jau buvau, nebuvau gan ilgai. Na ir visi klausė, kodėlgi išvažiavo kažkur tai toli ir kodėl čia apsirengė kitaip ir atrodo kitaip ir darai kažką daugam nesuprantama. Tai norėčiau tik tiek pasakyti, kad maždaug nuo jūsų per daug nieko nesiskiriu. Esu ta pati, kaip ir visi ir jūs, turiu tos pačius, kaip sakoma, jausmus, mąstymus, toks pats kūnas, kuriam reikia ir valgyti, ir pailsėti. Na, tai galbūt kiek skiriasi tik tuo, kad pasirinkau truputėlį kitokį darbą. Ir tas darbas yra, kaip sakant, vienuolės darbas, kuri būnant zen vienuolė reiškia tai, kad pasirinkai būtent tą darbą, kad kaip save pažinti. Kuo daugiau, kad save pažinti. O kam to mums reikia, kad pas save pažinti? Tik tai labai paprastas atsakymas, kuo galiu aš tau padėti. Ir į šitą atsakymą visi, tai nebūtina tapti vienuolį. Tai tikrai, žinokit, nebūtina tapti vienuolį tam, kad galėtum kitiems padėti. Bet praktika yra labai labai svarbi. Ir ta praktika yra, kuo jinai svarbi, tuo, kad mes galim save pažinti geriau. Ir kuo labiau mes galim save pažinti, mes galim suprasti, kad mes nesiskiriam nuo kitų. Ir kai žinom, kad nesiskiriam nuo kitų, mes žinom, kad jų skausmai ir mūsų skausmai tie patys. Jų troškimai ir mūsų troškimai yra tie patys. Ir tai, ko mes norim ir visi kiti taip pat to nori. Žinoma, galbūt nori vienos mašinas, nori kitos mašinos, bet iš tiesų, ko norim viduj, yra tas pats. Ir kaip sakant, daugiau žiūrint į save, gali suprasti, kad kaip galėtum labiau padėti kitiems. Tai būtent tą praktiką ir mane, kaip sakant, viliojo ir nuviliojo gana toli. Tai iš pradžių į Lenkiją, iš Lenkijos į Koreją, kurioje tapau vienuolė ir kadangi mano mokytoja gyveno Honkongė, tai aš ir atsidūriau Honkongė. Bet pati praktika nesiskiria nieko ir daug kas turi labai daug, kaip sakant, nuomonių ir įsivaizdavimo, ką reiškia būti vienuolė, praktikuojantį, galbūt kalnuose, gal kažkur tai tokie specialios sąlygos ir specialūs patyrimai. Turiu pasakyti, kad nieko specialaus nėra, yra visi tie patys žmonės, o labiau, kad gyvenu Honkongė, kur yra labai daug žmonių, tai reiškia tuo labiau, kad daug žmonių iš visų pasaulio šalių ir tai reiškia, kad dar daugiau mąstymo, dar daugiau yra savo, kaip pasakė, norų, nenorų, patinka, nepatinka. Ir tas veda daugiau prie konfliktų, kurių reiškia, reikia daugiau žiūrėti į save ir suprasti, kaip gali žmogui padėti. O būtent per tą praktiką, kad kuo daugiau žiūri į save ir pradedi daug lengviau gali padėti visus savo patinka, nepatinka. O kodėl tas taip daro, o kodėl ne taip daro. O kodėl kiniečiai taip valgo, o kodėl mes taip nevalgom, o kodėl jie būtent turi visą laiką tą daryti, o ne tą daryti. Tai pamažu pradeda visą tai išnykti ir pasilieka tik tai žmogus ir tiek. Galbūt kitos spalvos, galbūt kitokio dydžio, bet vis tiek yra žmogus. O visa kita yra ką? Vėlgi, tą akimirką, ko aš galiu padėti. Ir tikrai norėčiau, kad ir jūs visi, kuo daugiau galimybių turėtumėt save pažinti, būtent daug giliau į save pažiūrėti ir nesvarbu, kokį darbą darytumėt, kur bebūtumėt, bet galėtumėt tą patį iš vidaus, tą jėgą iš vidaus, kuri turi tą troškimą, ko aš galiu padėti. Visi turi, visi jūs, kuris esate čia, turi tą troškimą, ko aš galiu padėti kitiems, kaip aš galiu tai padaryti. Bet dažniausiai mes neturim to atsakymą. Nes turim daugybę tokių įsivaizdavimų, kaip aš galiu tau padėti. Ar ką aš noriu tau padėti. Nebūtinai tai, ką tu nori, kad aš tau padėčiau, bet aš tau galiu padėti tik tai. Arba būtent tą. O visa kita jau, kaip sakant, priedas. O tada jau prasideda, kad
padėjimas nieko nepadeda. O kai mes nuimam tą aš, nuimam tau, tik tai žiūri, kad tai, ko aš galiu padėti, ką aš galiu padaryti, būtent tuo metu ir prasideda tikras, atsiveria ta širdis ir tada mes tikrai žinome, ką galim daryti. Būtent tą akimirką. Bet visa tai vėlgi ateina iš praktikos, nes kartais vėlgi tas mąstymas greitai ateina, kaip ir pas visus kitus. Ateina, va, aš noriu, o aš, kas nors paprašė kažką padėti, o aš kažką kitą noriu daryti tuo metu. Ir tada, kaip pas visus žmonės, atsiranda toks konfliktas, tai ką aš darysiu? Ar darysiu taip, kaip sakant, kad mano širdis, mano, kaip sakant, kelias veda, kad ko aš galiu tau padėti ir palieku visą tai, ką tu nori, ar tik darai tai, ką žmogus prašo, ar iš tiesų pasižiūri į save ir tikrai žiūri į tą situaciją, kuo gali padėti. Nes ne visą laiką yra tai, kad darai tą viską, ką žmonės prašo. Ir tai yra padėjimas. Padėjimas ateina būtent iš tos išminties, o ta išmintis ateina vėlgi iš tos praktikos ir patyrimo per pažinimą save. Tai aš nežinau, kiek iš jūsų jau esat bandę praktikuoti ir medituoti ir žiūrėti kažkiek giliau į save. Bet būtent vien tik tai, ką mes darom, tai per mūsų kasdieninę gyvenimą tą patį valgio virimo, valymą, susitikimą, kalbėjimą su žmonėmis. Būtent tą patį mes ir darome. Kiekvieną akimirką žiūrėti į save, ką aš dabar darau, kas čia yra vyksta. Ir iš tos akimirkos vėlgi žiūrim, ką aš iš tiesų teisingai galiu padaryti ir ko tą, ką aš darau, gali padėti šiam pasauliu. Tai va, būtent toks mano, kaip sakant, gyvenimas. Ir taip aš kaip gyvenu Honkonge. Ir kuris nesiskiria nuo, kaip sakant, gyvenimo čia, jeigu tą patį darai. Bet kadangi kaip vienuoliai, mes turim irgi savo kaip pareigas, kaip sakant, ar kaip turim savo įžadus, kurios mes gyvenam daugiausia vienuolynuose ir taip pat gyvenam daugiau grupėse, negu atskirai, taip kartu su kitais vienuoliais. Ir tuo pačiu būdu, būnant Honkonge, tai yra daug lengviau, bet tuo pačiu irgi dabar įmanoma daugiau atvažiuoti į Lietuvą ir pasidalinti tuo, ką esu patyrus. Bet tikrai, kad galėčiau pasidalinti su jums tai, ką aš turiu patyrus, tai tik tai vienas būdas. Taip jums visiems atsisėsti ir pamedituoti. Ir būtent tą patį visi patirs. Niekas nieko kito nesiskiria. Ar jūs sėdėsit čia, ar jūs sėdėsit kur nors kitur, bus vienas ir tas pats. Tik tai tuo skiriasi, kad sąlygos kartais mums padeda prieiti prie to patyrimo lengviau. Ir arba nuima tas kliūtis, kaip pavyzdžiui, kad telefoną išjungus, ar ne, kad daugiau nežiūrėti, kas ten skambina. Irgi padeda tau tai, kad galėtum nusiraminti. O jeigu iš viso esi kitoj šaly, kur niekas tau negali prisiskambinti, tau ir telefono nebeturi, dar lengviau nusiraminti. Nes žinai, kad niekas tau nepaskambins. Tai būtent va toks ir skirtumas gal ir yra. Tai jeigu turi tokias sąlygas, kad galėtumėt kažkur tai išvažiuoti nors trumpam laikui, atsijungti nuo savo kasdieninio gyvenimo, kur įpročių, įpratimų ir rūpesčių, bent savaitę. Iš karto turėsi visiškai kitokį patyrimą, kur nors ir visą savaitę pilnai praktikuotumėt savo namuose. Nes vis tiek turit savo sąlygas, savo įpročius, savo būdą, kaip jūs darote, o kai jau nuvažiuojat kažkur kitur, jau visą tai reikia palikti. Ir tas padeda praktikai. Tikrai labai įdomus patyrimai. To galėčiau palinkėti, kad jeigu galite, pabandykite tokią praktiką, nors kartą gyvenime. Tikrai verta. Tai aš nenoriu jūs per daug laikyti, trukdyti, kaip sakant, jūs turite daug klausimų ir tikiuosi, kad jūs juos klausite. Mes turime gerą mokytoją, kuris labai įdomiai atsako į klausimus, taip kad nenustebkite, perspėju. Taigi, prašau, suraskite kažkokių daugiau klausimų ir gal kalbos bėgė atrasite dar kažką tokio įdomaus savo patyrimą. O jeigu bus galimybė, tai galėsim vėliau dar pasikalbėti.
Thank you, Sunim, for your talk tonight. Ačiū Your Sunim. wonderful talk tonight. Ačiū Sunim už nuostabią kalbą šiandieną, nors jis gal ir nelabai suprato tos kalbos. I'm very glad to be here in Lithuania. Aš labai džiaugiuosi būdamas čia Lietuvoje. I had the pleasure of meeting Alvydas last October in Korea, of all places. Džiaugiuosi sutikęs Alvydą, tai yra mane Korėjoje praeitą rudenį, nes ten vyko ta konferencija Visas pasaulis viena gėlė. And that happened because my friend Joe Potter Posening, who lives in Vienna, said, "Oh, you have to meet this man." Ir Joe Potter, Džido Pepsonim, kuri gyvena Vienoje, tiesiog supažindino, sako, turi susitikti su šito žmogum. Then in January, I had the pleasure of meeting young Hasenim in the United States. O sausio mėnesį turėjau malonumą susitikti Mjonghe Sunim Jungtinėse valstijose. And found out that she was also from Lithuania. Ir tada jis sužinojo, kad ji irgi yra iš Lietuvos. And then now I find myself in Lithuania with two people that I've just met in the last year. Ir dabar aš pats atsidūriau Lietuvoje su dviem žmonėmis, kuriuos sutikau praeitais metais. And I'm pretty confident that I have never met a person from Lithuania until last October. Ir aš beveik esu įsitikinęs, kad nesu sutikęs žmogaus iš Lietuvos iki to momento praeitą rudenį, praeitą spalį. So for me it's rather extraordinary to be here. Taigi man čia kažkas ypatingo būti čia. But in another way it's not surprising at all. Bet iš kitos pusės žiūrint, tai nėra kažkas netikėto. All of us, the three of us, and maybe many of you, practice in the Quantum School of Zen. Mes visi trys, o galbūt daug kas iš jūsų praktikuoja Kvanum Zen mokykloje. And one of the wonderful things about the Quantum School is that it's a worldwide organization. Ir vienas iš puikių dalykų apie šią mokyklą yra tai, kad yra pasaulinė organizacija. With over 100 Zen centers in 30, maybe more than 30 countries. Virš 100 Zen centrų, maždaug 30 šalių. But we function as one family, as one community. Bet mes veikiame kaip viena šeima, viena bendruomenė. This means that when a teacher like myself travels around to different Zen centers in different countries, I can just begin to practice immediately with the people who practice at each Zen center. Taigi, jeigu žmogus kaip aš keliauju po pasaulį, tai bet kur atvykęs aš galiu iškart pradėti praktiką su tai žmonėmis, kuri ten praktikuoja, nes tai yra ta pati praktika. Because even though the languages change from country to country, the practice is exactly the same. Ir nors kalbos galbūt keičiasi vykstant iš šalies į šalį, bet praktika yra ta pati. And that didn't happen by accident. That was actually the design of our founding teacher, Zen Master Seung San. Ir tai nėra atsitiktinis dalykas, bet tai buvo sukurta mūsų mokyklos įkūrėjo Zen Meistro Seung Sano. When he first came to Eastern Europe during the communist time in 1978, he somehow amazingly traveled to Poland in 1978. Jisai 1978 metais, dar komunistiniais laikais, jam pavyko ir jis buvo atvykęs į Lenkiją. And he quickly realized that there was a requirement, a need for a worldwide community of practicing people. Jis tada suprato, kad yra poreikis tai pasauliniai bendruomeniai praktikuojančių žmonių. And so from that time until even today, Zen Master Seung San, who died 10 years ago, and those of us who are his successors, have worked very hard to build and sustain an international community. Ir Zen Meistras Seung Sanas mirė 10 metų, bet šita bendruomenė dirba sunkiai kartais, kad išlaikyti tą bendruomenę. So Sunim practices today in Hong Kong, but she is from Lithuania. Taigi Sunim praktikuoja Honkongė, bet jinai yra iš Lietuvos. I've been in Europe for the last 2 months and will be here for another month, but I more or less live in the United States. Aš esu Europoje 2 mėnesius ir dar mėnesį būsiu, bet aš daugiausiai gyvenu Jungtinėse valstijose. Actually, these days, mostly less live in the United States. Dabar jau nebetiek dažnai būnu Jungtinėse valstijose. So our school is comprised of people who travel all around. Taigi mokykloje yra žmonės, kurie keliauja po įvairias šalis. And everywhere they go, they can find people to practice with. Ir kur bekeliautų, gali rasti žmonės, kurie kartu praktikuoja. So for me, I'm just thrilled to be here
in Lithuania. I've been staying in the Vilnius area and joining in the Sangha, joining in practice with the Sangha there. And then we have a retreat there this weekend, so more practicing. Ir aš esu sužavėtas, kad galiu būti čia Lietuvoje ir buvo praktikos Vilniaus dienos centre ir savaitgalį bus Vilniaus dienos centre atsiskyrimas taip pat. So our usual format tonight is to see if you have any questions. You can ask questions about Zen or practice. You can ask questions about Buddhism or about life, some kind of life question. Įprastas formatas yra, kad dabar galima užduoti klausimus apie Zeną, apie praktiką, apie budizmą arba tiesiog apie gyvenimą. And we can talk together about things that are important to you. Ir galima kartu pakalbėti apie dalykus, kurie jums yra svarbus. So does anybody have a question? Taigi, ar kas nors turite klausimų? How should a person start Buddhism, his practice? So there are... Kaip žmogus turi pradėti budistinę praktiką? There are many, many different kinds of Buddhist practice. Yra daug rūšių budistinės praktikos. There is, of course, the Zen tradition that I practice in, and Sunim practices in. Yra Zen tradicija, kur jis praktikuoja ir Sunim praktikuoja tą. But that is only one stream of Buddhism, although it's a very large stream. Ir tai tik viena iš srovių budizmo, nors tai yra gana didelė srovė. There, in East Asia, you will find a tradition called Pure Land Buddhism. Rytų Azijoje jūs rasite grinosios žemės budizmą, Pure Land budizmą. There is Tibetan Buddhism, which has a large presence in Europe. Taip pat Tibeto budizmas, kuris yra gan plačiai irgi Europoje paplitęs. There are also different types of Buddhism from Southeast Asia, which also have a large presence in Europe. Taip pat daug kitų budizmo porūšių iš Pietų Azijos, kur irgi taip pat Europoje yra kai kurios jų paplitę. And all these traditions present the Buddhist teaching and the Buddhist path in slightly different ways. Ir visos šios tradicijos atspindi budistinį kelią šiek tiek skirtingais būdais. So it's really a question of clothing more than anything else. Ir tai daugiausia, tie skirtumai dažniausiai yra labiau drabužiuose negu kur nors kitur. If you go to Southern California, if you go to Los Angeles, you will see men wearing short, tight t-shirts and very short shorts. Jeigu jūs keliausite, pavyzdžiui, į Jungtinėse valstijose, į Kaliforniją, rasite žmonės dėvinčius tokius aptemptus marškinėlius ir trumpus šortus. If you go to New York City, you will see men wearing suits and ties. O New York'e jūs daugiau matysite žmonės su kostiumais ir kaklaraiščiais. If you come to Lithuania, you can see people who look like you. O Lietuvoje jūs rasite štai taip apsirengusių žmonės kaip Lietuvoje įprasta. Everybody finds a way to dress that suits their lives and their situation. Kiekvienas randa būdą apsirengti taip, kaip patogiausia, kuris labiausiai tinka jo gyvenimui ir jo situacijai. And that's the important thing. Tai yra svarbus dalykas. Is to find something that is suitable for you. Tas svarbus dalykas yra rasti kažką, kas yra tinkama būtent jums. Sometimes people will begin practicing Buddhism and they will practice in one tradition for maybe 3 or 4 months and then they will change to a different tradition. Kartais žmonės pradeda vienoj tradicijai, tai praktikuoja 3-4 mėnesius, tada keičia į kitą tradiciją. And then maybe they will stay there for 2 years and then they will say, you know, this teacher is not okay, I will change to this other tradition. Tada dar porą metų toj kitoj tradicijoje ir galbūt nutarė, kad šis mokytojas yra nelabai geras ir vėl žiūri kažkokią So every 6 months or every 2 years, they're always changing. Taigi kas 6 mėnesius ar kas kelis metus keičia savo tradiciją, kurioje praktikuoja. That kind of practice actually does not help people very much in their lives. Tokia praktika nelabai padeda žmonėms jų gyvenime. What helps people in their lives is to find a tradition that makes sense for them and then stay in that tradition. Kas padeda, tai rasti tradiciją, kuri tikrai padėtų tau ir likti toj tradicijai. It's a little like being thirsty for water. Tai kažkas panašaus kaip būti ištroškusiam.
If you're thirsty for water, you can drill many shallow wells. Jeigu esi ištroškęs, gali iškasti daug seklių šulinių. And if you're fortunate, you might find water in one of those wells. Ir jeigu tau pasisekė, tai galbūt rasi vandens viename iš tų šulinių. If you're really fortunate, it might be clean water. Jeigu tikrai tau pasisekė, tai gal ten bus netgi švarus vanduo. But usually you will not find water. Even if you do, it will be polluted water. Bet paprastai to vandens sekliai kasdami nerasite, arba tai bus užterštas vanduo. So the way to quench your thirst is to drill one well very, very deep. O tai iš tikrųjų, jeigu norisi numalšinti troškulį, tai reikia kasti vieną šulinį labai labai giliai. If you do that, you will find pure, clear water. Jeigu tą padarysite, rasite tikrai švarų vandenį galų gale. And it will be water that will last for a lifetime. Ir to vandens užteks visam gyvenimui. The trick is that as you drill that deep well, you're going to hit many layers of very hard rock. Tas problema yra, kad kasdami giliai galite rasti daug sluoksnių tikrai kietos uolienos. And one of the saddest things for me to see is that when somebody is drilling that deep well and they hit a difficult period in their practice, and they decide that this practice is not good for them, they need a different practice. Ir man kartais liūdna stebėti, kai kažkas kasdamas tą gilų šulinį, praktikuodamas, kai susiduria su tais sunkumais, su ta kieta uoliena, nutarė, kad šitą praktiką man netinka ir pradeda ieškoti kažko kito. So they go somewhere else and start drilling a new well. Taigi lyg tai keliauja kažkur kitur ir pradeda kasti naują šulinį. I can guarantee you, if you stay with the practice for a long time, you will get irritated with your teacher. Aš galiu garantuoti, kad jeigu liksite su praktika jau pakankamai ilgą laiką, tai galų gale jūsų mokytojas jūs pradės erzinti. I will guarantee you that you think that the teachings are stupid. Ir garantuoju, kad atsiras toks mąstymas, kad mokymai yra kvaili šitie. And almost everybody ends up having trouble with their practice community. Ir beveik kiekvienas susiduria su problema su savo tą praktikuojančią bendruomenę. Usually when one of those three things happen, that's when people start thinking about leaving. They think, oh, maybe I should be doing Tibetan Buddhism instead of Zen. Ir kai vienas iš tų trijų dalykų atsitinka, žmonės tada nutarė, kad galbūt reikia palikti šią tradiciją ir galbūt eiti kitur, gal į Tibeto budizmą. I'm speaking from personal experience. Aš kalbu iš savo asmeninės patirties čia. Because at one point in my own practice in the quantum school tradition, I left for 3 years. I said, this is stupid, these people are stupid. Ir mano paties praktikos metu aš palikau šią praktiką 3 metams, nutaręs, kad šita praktika kvaila ir čia žmonės kvaili. But I fortunately was able to keep practicing. Bet laimė aš išlaikiau tą praktiką. And in the end came back to this practice tradition. Ir galų gale vėl grįžau prie šios tradicijos praktikos. When we hit these dark and difficult periods in our practice, Kai mes susidurėm su tais tamsiais ir sunkiais periodais savo praktikoje, that's actually when we start growing up as human beings. mes tada iš tikrųjų augame kaip žmogiškos būtybės. So it breaks my heart when people leave because it's getting difficult. Ir todėl tai žaidžia mano širdį, kai aš matau žmonės paliekančius praktiką, nes pasidaro jiems sunku. It's actually the richest part of the practice. Nes tai yra turtingiausia praktikos dalis. In Christianity, they call this kind of period the dark night of the soul. Krikščionybėje toks periodas vadinamas tamsia sielos naktimi, Where someone questions their belief in God and their faith in Jesus. kai kažkas ima abejoti ir savo tikėjimu į Jėzų ir visų kitko. But the people who go through that become mature human beings. Bet žmonės, kurie tą praeina, tampa subrendusiam žmogiškom būtybėm. And really, that's why we practice. Ir štai dėl ko mes praktikuojame. A mature human being is somebody whose heart is open. Ir subrendęs žmogus tai yra tas, kurio širdis yra atvira. Someone who can connect with this world in a very intimate way, moment to moment to moment.
kuris gali susijungti su šio pasauliu tokiu intimiu būdu, momentą po momento. A mature human being can bring some wisdom to their life in each moment. Ir subrendęs žmogus gali įnešti išminties į savo gyvenimą kiekvieną momentą. And find a way to help in each moment. Ir gali rasti būdą padėti kiekvieną momentą. Last week I was in Vienna, Praėjusią savaitę aš buvau Vienoje and I was at a grocery store very close to the Zen Center buying some food. ir aš buvau parduotuvėje netoli Zen centro, tiesiog nusipirkti maisto. And there was one person at the cash register checking out people who were buying food. Ir vienas žmogus buvo kasininkas, kuris tiesiog skaičiavo tas prekes. And there were about 20 people in line trying to buy food. Ir buvo 20 žmonių maždaug eilėje. Many of those people were very unhappy at this long wait. Ir daugelis jų buvo labai nelaimingų dėl tokio ilgo laukimo. And they were being very vocal about their unhappiness. Ir jie tai savo tą nepasitenkinimą garsiai išreiškė. The person checking out people was feeling a lot of pressure. Ir tas žmogus, tas kasininkas, jautė didelį spaudimą. And she looked really unhappy. Ir ji atrodė labai nelaiminga. So most of the people in the line, from what I could see, most of the people in the line did not see her unhappiness. Ir ką aš pastebėjau, kad dauguma žmonių eilėje netkreipė dėmesio į jos tą nelaimingumą. They were only thinking about their own unhappiness. Jie galvoja tik apie savo pačių nelaimingumą. So they were not being polite to her when they came up to purchase their food. Ir jie nebuvo mandagus, kai ateidavo jų eilė pirkti maistą. So when it was my turn, Kai atėjo mano eilė, I just kept my mouth shut and smiled. aš tiesiog laikiau savo burną užčiauptą ir šypsojausi. I couldn't do anything about the store's decision to have only one person. Aš nieko negalėjau padaryti dėl tos parduotuvės sprendimo laikyti tik vieną žmogų prie kasos. But I could make a decision not to make her life even more uncomfortable. Bet aš galėjau priimti tokį sprendimą, kad nepadaryti tos kasininkės gyvenimo dar labiau apsunkinti. Sometimes keeping our mouth shut is the most important thing we can do. Kartais laikyti savo burną užčiauptą yra pats svarbiausias dalykas, kurį mes galime padaryti. So that's what a mature person does, is they don't make things worse, they try to make things better. Tai štai, ką tas subrendęs žmogus ir daro, kad nebando padaryti dalykų blogesniais, o kaip tik juos pagerinti. And the people who practice with their own difficulty, who don't turn away from their own difficulty, Ir žmonės, kurie praktikuoja su savo pačių sunkumais, nenusisuka nuo savo pačių sunkumų, develop the capacity to see other people's struggle. Išvysto tą sugebėjimą matyti kitų žmonių vargus. So that they also can offer something of benefit. Ir jie tada gali kažką pasiūlyti, kad pagelbėti toj situacijai. But when you're starting out, it's not so easy to understand this sometimes. Bet kai tik tai pradedate, nelabai yra lengva iš karto suprasti. And it's not even easy to understand if Zen is better for you than Tibetan Buddhism. Ir nelengva iš pradžių suprasti, ar Zenas geriau tavo, ar Tibeto budizmas. Or Vipassana, or Pure Land, or any of the other many types of Buddhism. Ar Vipassana, ar dar kokia nors budizmo rūšis. So I always suggest to people who are just getting started that they go to several different Buddhist centers and see what it's like. Ir pradedantiems žmonėms aš patariu nueiti į kelis budistinius centrus ir pažiūrėti, kaip ten tas viskas atrodo. And go to each center regularly for at least 2 or 3 weeks. Ir į kiekvieną tą centrą nueiti reguliariai bent po 2-3 savaitės. See what the energy in the community is like. Kokia ta energija toj bendruomeniai ten yra. If there's a teacher, and many centers don't have a teacher locally, Ar yra mokytojas ten ir yra daug centrų, kurie savo vietoje neturi pastoviai mokytojo. but if there is a teacher, talk to the teacher and see if you can trust that person. O jeigu yra mokytojas, tai tiesiog su tuo mokytoju pakalbėti ir pažiūrėti, ar gali pasitikėti tuo mokytoju. So you can just do research like that. Taigi gali tokį padaryti kaip ir savo paties tyrimą.
You can read about Buddhism in books, of course. Aišku, galima apie budizmą skaityti knygose, It's a little like reading about tennis bet tai kažkas panašaus kaip skaityti apie tenisą. or watching tennis matches on television, which you can do right now. Arba žiūrėti teniso mačus per televiziją. It's interesting and actually sometimes exciting, Tai įdomu ir kartais, taip, ir žavinga, but reading about tennis is not the same as playing tennis. bet skaityti apie tenisą nėra tas pats, kad žaisti tenisą. And reading about Buddhism or even hearing a talk like the one tonight is not the same as practicing Buddhism. Ir skaityti apie budizmą arba netgi klausytis tokios kalbos kaip šiandieną nėra tas pats, kas praktikuoti budizmą. So I would encourage anybody who's just getting started to actually engage in practice. Taigi aš raginu kiekvieną, kuris yra tik pradedantis, iš tikrųjų įsijungti į tą praktiką. To actually feel it in your body. Tiesiog pajausti ją savo kūne. It's like if I try to describe the taste of sugar to you, Tai lygtai, jeigu aš, pavyzdžiui, bandyčiau nusakyti jums cukraus skonį, I could write a book about the taste of sugar and you would never understand what the taste of sugar is. galėčiau parašyti knygą apie cukraus skonį, bet jūs vis tiek nesuprastumėte to cukraus But all skonio. you have to do is put a little bit of sugar in your mouth and you immediately understand. Bet jeigu tik įsidėsite cukraus į savo burną, iškart suprasite. So that's the best way to experience Buddhism. Tai yra geriausias kelias patirti budizmą. There are, I feel like I need to say one word of warning. Ir yra toks vienas įspėjimo žodis, kurį norėčiau pasakyti. There are a very few number of Buddhist teachers in the world who are not very clear. Yra nedaug, bet yra mokytojų, budistinių mokytojų, kurie nėra labai aiškus. And you can usually detect these people very quickly because they want something. Ir jūs galite tos žmonės atpažinti iš to, kad jie kažko nori. They want something from their students. Kažko nori iš savo studentų, They want their students to like them, nori, kad studentai juos mėgtų, or they want their students' money, arba nori studentų pinigų, or they want their students' bodies, arba nori studentų or kūnų, they want their students' cars. arba automobilių. They want something. Kažko, reiškia, jie nori. If you find a teacher that gives off any sense of wanting something, Ir jeigu sutinkate mokytoją, kur jaučiate, kad jis turi kažką tokio, kad jis kažko nori iš tavęs, find a new teacher. tada geriau susiras kitą mokytoją. Fortunately, there are very few of these people. Laimė nėra daug tokių žmonių, tokio tipo žmonių, But keep your eyes open. bet išlaikykite savo akis atviras. Other questions? Dar klausimų? I have a question about the situation you just described in a shop. And while in that situation I might be compassionate towards the cashier, but I would get agitated about the other people who are angry in a line. And this I haven't sort of done it in my life. So what do I need? Or how can I get there? That I can be compassionate to the person who I can see is unfortunate, but I'm quite angry at other people who don't see it. And that is my challenge. There, I see a little bit more, but not yet as much to embrace all. I get into reactions. Klausimas buvo apie tą situaciją su kasininkė, kad ji galėtų užjausti irgi tą kasininkę, taip pat kaip ir mokytas, bet jaustų pykti tiem žmonėm, kurie pyksta ant tos kasininkės. Tai klausimas yra, kaip su to tvarkytis, kad matyti ne vien tik tai tą, kad tą žmogų, kurį verta užjausti, bet galbūt verta užjausti ir tos kitus žmonės, o ne ant jų pykti, ar ne, teisingai. I'll tell you a very short story. Pasakysiu trumpą istoriją. One time about 4 years ago, I received an email from a man I did not know. Maždaug prieš 4 metus gavau elektroninį laišką iš žmogaus, kurio nepažinojau. He presented himself as somebody who practiced Buddhism.
jis save pristatė kaip kažką, kaip praktikuojantį budizmą, and he described his practice a little bit. šiek tiek aprašė savo praktiką. And he said, because I practice Buddhism, my life is really good. I have a wonderful life. Ir jis parašė, kad dėl to, kad aš praktikuoju budizmą, mano gyvenimas yra iš tikrųjų geras, turiu nuostabų gyvenimą. He said, I have only one problem. Turiu tik vieną problemą. All around me are arrogant people. Aplink mane visi vien tik arogantiški žmonės. So, is there a practice I can do that will get rid of arrogant people? Ar yra kokia nors praktika, kurią galėčiau daryti, kad atsikratyčiau tų arogantiškų žmonių aplink save? So I wrote back and said, well, yes, there is actually a practice you can do that will get rid of arrogant people. Aš atrašiau atgal, kad taip, iš tikrųjų yra tokia praktika, kur galėtum atsikratyti tų arogantiškų žmonių. Every day after you wake up in the morning Kiekvieną dieną, kai pabundi ryte and you pee on the toilet, ir kai šlapinėsi tualete, since you're already in the bathroom, because you're already in the toilet, nes esi tuo metu tualete, stand and look in the mirror for 30 minutes every day. Atsistok ir pažiūrėk į veidrodį 30 minučių If you kiekvieną do dieną. that every day for 1 year, Jeigu tą darysi kiekvieną dieną metus laiko, all the arrogant people in your life will go away. visi arogantiški žmonės iš tavo gyvenimo dings. Of course, I never heard back from this man. He never responded. Aišku, aš nieko nebegirdėjau daugiau iš to žmogaus, jis nebeatsakė man. So, one of the requirements of becoming a mature human being is to see how crazy we are. Vienas iš tų poreikių, kad taptumėme subrendusiai žmonėmis, tai yra pamatyti, kokie mes išprotėję esame. I don't mean crazy like in the insane asylum way. Nebūtinai taip kaip beprotnamyje, išprotėję tiek, kiek žmonės beprotnamyje. But we continually do things that are not in our own interest or in the interests of other people. Bet nuolat darom dalykus, kurie nėra nei mums naudingi, nei kitiems žmonėms naudingi. We do that because we don't see the world and ourselves clearly. Dėl to tai vyksta, kad nematome pasaulio ir savęs aiškiai. But when we begin to, after some time of practice, when we begin to see our own crazy mind, Bet kai po tam tikro laiko praktikos pradedame matyti savo išprotėjusių protą, which is filled with bizarre desires kuris yra pilnas keistų troškimų, and all kinds of anger and rage visokios rūšies pykčio ir įniršio, and confusion and delusion, ir sumišimo ir iliuzijų, then our heart begins to soften. tada mūsų širdis pradeda minkštėti. Oh, I'm like that. Pradedi suprasti, kad aš esu toks. I have this in me. Aš turiu tai savyje. We actually begin to perceive that we are not separate from the world. Tada pradedame suvokti, kad nesame atskiri nuo pasaulio. That everything that exists in the world is also in me. Kad viskas, kas egzistuoja pasaulyje, yra taip pat ir manyje. Today we went to, I can't remember the name of this place, but a place where there are many old structures from different areas of Lithuania. Šiandieną mes buvome vietoje, kur yra Rumšiškėse, kur yra daug senų namų iš senovės. And one of the places, one of the very first places was a structure made out of dirt. Ir vienas iš tokių statinių buvo pastatytas iš molio. That was a kind of house that people who were sent from Lithuania to Siberia lived in. Ten buvo tokia žeminė, kur pastatyta, kad parodyti, kaip žmonės gyveno, kurie buvo išsiųsti į Sibirą. I couldn't go in it. Aš negalėjau ją įeiti. For me, it was heartbreaking. Nes man tai tiesiog skaudėjo dėl to širdį. And I'm not from Lithuania. I don't know anybody who ever had something like this in their family.
Aš nesu iš Lietuvos ir nežinau nieko, kas turėjo tokius įvykius savo šeimoje, but I could feel the horror of it. bet aš jaučiau tą siaubą. And I can understand the mind that could do something like what was done to these Lithuanian people. Ir I can understand my mind. Ir aš galiu suprasti tą protą, kuris taip padarė daugeliui Lietuvos žmonių. If we look into ourselves, we will see everything that is human in ourselves. Jeigu žiūrėsime į save, pamatysime viską, kas yra žmogiška savyje. And this is not unique to Buddhism. Ir tai nėra unikalu budizmui. The Roman poet Terence wrote, Romėnų poetas Terencijus turbūt sakė, he wrote, rašė, I am human, nothing human is foreign to me. aš esu žmogus, niekas, kas yra žmogiška, man nėra svetima. So anybody who pays attention, close attention to their own lives, sees all of humanity in its beauty and joy and in its terror and horror inside of themselves. Kiekvienas, kuris save stebės, ras visą žmoniją savyje su visais džiaugsmais ir sėkmėmis, bet taip pat su visų siaubu ir visų teroru. My experience with that is that I become a softer human being. Mano patirtis yra, kad tą pamačius aš tampu tokiu minkštesniu, švelnesniu žmogumi. And when I see these angry people in the line in the grocery store, Ir kai matau tos žmonės eilėje toje maisto parduotuvėje, I know what that's like, aš suprantu, kas tai yra. to have that kind of feeling. Ką tai reiškia turėti tokius jausmus tuo metu. It really comes down to one of two things. Tai iš tiesų yra apie vieną arba kelis dalykus. These are the basic drivers of our craziness. Tai yra pagrindiniai varikliai mūsų mūsų beprotybės. I want Aš noriu and I don't want. ir aš nenoriu. If we cling to I want or I don't want, we're going to make problems. Jeigu mes prisikabiname prie to aš noriu arba aš nenoriu, mes sukuriame problemas. We make problems for ourselves Sukuriame problemas savo and we make problems for the people around us. ir taip pat žmonėms aplink save. So it's very important to see how I want and I don't want functions in our lives. Svarbu tą pamatyti, kaip tas aš noriu ir aš nenoriu funkcionuoja mūsų gyvenimuose. Because we can never be liberated from our craziness if we do not see this clearly. Nes mes tada niekaip neišsivaduosim iš savo beprotybės, jeigu to aiškiai nepamatysime. I'll tell another story that comes from the Zen tradition. Pasakysiu dar vieną istoriją, kuri yra iš Zen tradicijos. There were two groups of monks. Buvo dvi vienuolių grupės. One group of monks lived in the East Hall, Viena grupė gyveno rytų pusėje vienuolyno, the other group of monks lived in the West Hall. o kita grupė gyveno vakarinėje dalyje. And they were fighting about a cat. Ir jie kovėsi tarpusavyje, nesutarė dėl katino. The monks in the East Hall said, "This is our cat." Rytų flygelio vienuoliai sakė, tai yra mūsų katinas, And the monks in the West Hall said, "No, sorry, it's our cat." o vakarų atvirkščiai sakė, ne, tai atsiprašau, tai mūsų katinas. And the monks in the East Hall said, "Well, we feed it every day." Ir rytų vienuoliai sakė, mes jį maitiname kasdieną. And the monks in the West Hall said, "Well, we clean up its poop every day." O vakarų vienuoliai sakė, o mes valome jo ką jis pridaro irgi kiekvieną dieną. And the monks in the East Hall said, "Well, it sleeps with us at night." Rytų vienuoliai sakė, jisai naktį pas mus nakvoja, And the monks in the West Hall said, "Well, it plays with us all day long." bet visą dieną jisai žaidžia, ir vakarų vienuoliai sakė, bet visą dieną jisai žaidžia su mumis. And the monks in the East Hall said, "Well, we brush it." Rytų vienuoliai sakė, mes jį šukuojame, And the monks in the West Hall said, "Well, we take it to the veterinarian." o vakarų vienuoliai sakė, mes jį vedame pas veterinarą.
back and forth like this all day long. Taigi visą dieną tokie kivirčiai tarpusavyje. What's interesting about this situation is that both groups of monks are telling a true story. Kas įdomu toje situacijoje, kad abi vienuolių grupės sako teisybę. It's truth. It spends the night with the East Hall monks. Ir tai tiesa, katinas praleidžia naktį rytų pusėje, And it plays with the West Hall monks during the day. It's true. o žaidžia su vakariniais vienuoliais irgi visą dieną, tai irgi tiesa. But if you know this story, things don't turn out very well for the cat. Bet jeigu jūs žinot šią istoriją, tai tam katinui galų gale ne kaip baigėsi ta istorija. Because even though each group of monks has a true story, Nes nors kiekviena vienuolių grupė galėjo papasakoti tikrą istoriją apie tą katiną, they're really committed to their story. Each group's story is the right story. bet jie iš tikrųjų buvo tiesiog, manė, kad kiekvienos grupės istorija yra teisinga istorija. My story is correct. Mano istorija yra teisinga. And they're committed that way because of this strong I want mind. Ir jie būtent tokį protą laikė dėl to stipraus aš noriu proto. So it turns out badly. Ir tai galų galiai baigėsi blogai. This is actually where all human conflict comes from. Iš to praktiškai visi žmogiški konfliktai atsiranda. You and your partner are having some conflict. Tu su savo partneriu turi kažkokį konfliktą. There's always one of you at least who is holding on very tightly to I want. Vienas iš jūsų būtinai laiko kažkokį, labai stipriai laiko tą aš noriu. Two countries go to war. Dvi šalis eina kariauti viena prieš kitą. It's always because at least one of those countries is committed to their story. They really believe their story. It might even be true. Ir tai reiškia, kad bent jau viena iš tų šalių yra prisirišusi prie savo istorijos ir gal net ta istorija netgi yra teisinga. But because our heart is closed, because countries' hearts harden also, we cannot hear the other story. Bet kadangi širdis yra sukietėjusi ir netgi šalių širdis gali būti sukietėjusios, tai negali girdėti kitos pusės istorijos. So when we practice meditation practice, our stories begin to become clear to us. Ir kai mes praktikuojame meditaciją, mūsų istorijos pradeda darytis aiškios mums. And the story that many of the people in the line were telling, that this checker is really a lousy checker, a very bad checker. Ir tie žmonės, kurie eilėje prie parduotuvėje sakė, kad šitas kasininkas iš tikrųjų yra nevykęs kasininkas. Maybe that's true, maybe that's not true. Gal tai yra teisybė, gal nėra teisybė. But if you cling to that story, you're going to be very angry at the checker. Bet jeigu tu prisiriši prie tos teisingos arba nebūtinai teisingos istorijos, tu tampi piktas ant to kasininko. If I had held on to a story about these bad people in the line and how rude they're being and how inconsiderate they're being, Jeigu aš prisikabinu prie tos istorijos apie tos žmonės eilėje, kokie jie grubus ir neteisingi, I would have had the same mind that they had, just a different target. aš turėsiu tokį patį protą, kaip jie turi, tik skirtingą taikinį. So, but when we begin to see how stories function in our mind, then we can make a different choice. Bet kai pamatome, kaip tos istorijos veikia mūsų protė, mes tada turime skirtingą pasirinkimą, galime turėti jau pasirinkimą. We can see the difficulty for the checker, and we can also perceive the difficulty for the people who are waiting in line. Mes galim suvokti tą sunkumus to kasininko ir sunkumus tų žmonių, kurie laukia eilėje. And sometimes the best thing we can do, as I said earlier, is just to keep our mouth closed. Ir kartais geriausias dalykas, kurį galime daryti, kaip sakiau anksčiau, tiesiog išlaikyti mūsų burnas užčiauptas. Or maybe just offer a smile because actually we're all in it together. We're all creating this world together. Arba tiesiog pasiūlyti savo šypseną, nes mes visi kūrėme šį pasaulį kartu. Okay. Another question? Dar klausimų? Ar kartais šitą praktiką būti laiminga? Is this practice helps to be happy, to keep your happiness?
Yes. Taip. Maybe a little bit more. Maybe a little bit more. All of us experience a constant stream of emotions. Mes visi patiriame nuolatinį srautą emocijų And these emotions are always changing. ir tos emocijos nuolat keičiasi. Already today, some of you have experienced this. You've experienced happiness at some times of the day, sadness at some times of the day. Kartais per dieną jūs patiriate laimę vieną dienos metu, liūdesį kitų dienos metu, Irritation at some moment of the day, susidirginimą kažkurio metu per dieną, boredom, and so on. A constant stream. nuobodulį ir taip toliau. Nuolatinis srautas visokių emocijų keičiasi. Right. So if we try to, if we have an idea about what happiness is, and we try to always stay happy, Jeigu mes turime idėją apie tai, kas yra laimė ir stengiamės visą laiką būti laimingi, we're always going to be fighting with our mind. mes visą laiką kovosime su savo protu. But our mind functions perfectly, just as it is. Bet mūsų protas funkcionuoja tobulai taip, kaip yra. It's a little like this. You're walking down the street one day, Čia lyg tai būtų taip, jūs einate vieną dieną gatve and you pass a pizza restaurant, ir jūs einate pro pizzeriją, and you smell the pizza. guodžiate pizzą, Oh, good smell. o geras kvapas. Then you continue walking down the street on a warm day, Ir tada tęsite savo kelionę gatve šitą šiltą dieną and you smell some garbage. ir užuodžiate šiukšlės, Bad smell. Bad smell. Sakote, blogas kvapas. We never say when we smell the pizza, "Good job, nose." Mes kai užuodžiame malonų picos kvapą, niekad nesakome, o gerą darbą darai nosyje. Or when we smell the garbage, "Oh, bad job. Oh, you really blew it that time, nose." O kai užuodžiame blogą kvapą, irgi nekaltiname nosies, kad tu dabar darai blogą darbą. It's just nose doing its job. Tai tiesiog nosis daro savo darbą. Same for hearing, right? Same for all of our senses, actually. Tas pats apie girdėjimą ir apie visus kitus mūsų jutimus. One of the most interesting things about Buddhist teaching is that in Buddhism, mind is considered a sense organ. Vienas kas iš įdomių dalykų budizme yra, kad protas taip pat laikomas jutimo organu. Just like the nose, just like the tongue, just like the Kaip ears. nosis, kaip liežuvis arba kaip ausis. That means that everything that appears in your mind, every feeling, every thought, every impulse, every sensation, Reiškia, bet kas atsiranda jūsų prote, jutimas, impulsas, pojūtis, bet kas ten beatsirastų, everything that appears in mind is the natural result of something that has already happened before. ir tai yra natūralus rezultatas kažko, kas jau įvyko prieš tai. The technical term in Buddhism for that is prior causes and conditions. Techninis terminas budizme yra tas prior causes And conditions. pirminės priežastis ir sąlygotumas. So when you're happy, Kai jūs laimingi, that's because of something that has already happened. tai dėl to, kad kažkas jau įvyko. If you're unhappy, Jeigu jūs nelaimingi, that's because of something, again, that has already happened. tai dėl to, kad kažkas irgi jau įvyko. But we tend to view our mind a little differently than we view our nose. Bet mes kažkodėl traktuojame protą kitaip negu nosį. If an unhappy feeling appears or uncomfortable feeling appears in the mind, we tend to say, "I have to fix my mind." Jeigu nemalonus jausmas atsiranda, nemalonus kažkas atsiranda nemalonaus protė, mes linkę sakyti, mes turim pataisyti savo protą. We never do that when our nose smells a bad smell. Bet niekados nebandom to daryti, kai mūsų nosis užuodžia blogą kvapą. So in the Heart Sutra, which we chant every day at our Zen center, it says, "The mind is no hindrance." Širdies sutroje, kurio kasdien kartojama Zen centre, sakoma, kad protas nėra kliūtis. That means that anything that appears in mind is okay.
Tai reiškia, kad viskas, kas atsiranda prote, yra tvarkoj. A good feeling or a bad feeling, that's okay. Geras jausmas, blogas jausmas, tai yra tvarkoj. A moment of clarity or a moment of confusion, also okay. Momentas aiškumo ar momentas sąmyšio irgi yra tvarkoj. We we have some problem when I want and don't want begin to appear in relation to our mind. Nes problema atsiranda tada, kai aš noriu arba aš nenoriu, tas atsiranda mūsų prote. We start checking our mind and immediately we become even more dissatisfied. Pradedame tikrinti savo protą ir to pat iš karto tampame dar labiau nepasitenkinti. So it's possible to have a relationship with everything that appears in mind where it doesn't create a problem for us. Taigi yra galima turėti tokį santykį, kad bet kas atsiranda mūsų prote, nesukurtų problemų mums. When we have that kind of relationship, then genuine, the English word is contentment, appears. Ir jeigu mes turime tokį santykį su savo protu, tai toks atsiranda tikras contentment, pakankamumas, toksai proto pakankamumas. The traditional Buddhist term for that feeling is equanimity. Tradicinis budistinis terminas tokiai būsenai yra pusiausvyra. That means that nothing that appears in mind causes a problem for us. Tai reiškia, kad niekas, kas atsiranda mūsų prote, nesukuria mums problemų. Our happiness does not cause a problem. Laimė nesukelia problemų. Our sadness does not cause a problem. Liūdesys nesukelia problemų. Our strong desires and impulses don't cause a problem. Stiprus troškimai ir impulsai irgi nesukelia We problemų. perceive them as the normal functioning of mind Jūs suvokėte tai kaip normalų proto funkcionavimą. in response to something that has gone before. Kaip tas protas taip funkcionuoja kaip atsakymas į kažką, kas jau įvyko prieš tai. When we can perceive our mind with this kind of clarity, Kai galime suvokti savo protą su tokiu aiškumu, then our mind does not hinder us. tada mūsų protas mums nebėra kliūtis. There's a story about the Dalai Lama that's very interesting in this way. Yra įdomi istorija apie tai su Dalai Lama. One time he was being interviewed by an American psychologist, Kartą jį iš jo ėmė interviu amerikiečių psichologas. and the psychologist said, "Sir, do you ever feel regret?" Psichologas klausė, ponia, jūs kada nors jaučiate apgailestavimą? And the Dalai Lama said, "Well, I feel regret every day." Ir Dalai Lama sakė, aš tai jaučiu kiekvieną dieną. Well, the psychologist wasn't expecting that, so Psichologas to nesitikėjo he asked, "Oh, why do you feel regret every day?" ir klausė, kodėl jauti tą tokį nepasitenkinimą, apgailestavimą kasdieną. You know, the Dalai Lama is usually presented as this wise, compassionate being whose mind is very clear. Nes Dalai Lama įsivaizduojamas kaip išmintingas, toks atjaučiantis žmogus, kurio protas labai So aiškus. why would he feel regret? Kodėl jis turėtų tada jausti tos apgailestavimus? So he told this story. The Dalai Lama told this story. Tada Dalai Lama papasakojo tokią istoriją. A few years before, a very old monk, Tibetan monk, came to the Dalai Lama. Kad prieš porą metų senas Tibeto vienuolis buvo atėjęs pas Dalai Lama And this old monk asked for permission to do these certain kinds of practices. ir prašė leidimo daryti tam tikras praktikos rūšis. That's how it works in Tibetan Buddhism. You have to have authorization to do certain kinds of practices. Nes taip Tibeto budizme yra, reikia gauti įgaliojimą iš kažkokio mokytojo, kad galėtum daryti tam tikras praktikas. And the Dalai Lama said to this old monk, he said, "No, you are too old. These practices are for young people. If you did them, they would kill you." Ir tada Dalai Lama tam senam vienuoliui pasakė, tu esi per senas, šitos praktikos yra jauniems žmonėms, jeigu tu jas darysi, jos tave gali nužudyti, pražudyti. So the old monk bowed and left. Tada senas vienuolis nusilenkė ir išvyko. He went to his room and wrote a letter, Jis nuėjo į savo kambarį ir parašė laišką and he killed himself. ir nusižudė.
In his letter, he said he was killing himself so that he could be reborn as a young monk and do these practices. Ir jis savo laiške parašė, kad jis nusižudo todėl, kad norėtų vėl atgimti jaunų vienuolių ir kad galėtų daryti tas praktikas. The Dalai Lama said he was filled with grief at this. Ir Dalai Lama sakė, kad jis buvo apimtas gilaus liūdesio dėl šito sielvarto. And that every day for the last few years, he felt deep regret for the way he taught this old monk. Ir po to, ir nuo to laiko jisai kasdieną jausdavo tą apgailestavimą, kad jis taip pasielgė su tuo senu vienuoliu. But then the Dalai Lama said something very important. Bet tada Dalai Lama pasakė kažką labai svarbaus, He said, even though I feel regret, kad nors ir aš jaučiu apgailestavimą, I don't let it hold me back. aš neleidžiu jam manęs laikyti, I don't let it keep me down. neleidžiu jo laikyti prispaustų manęs žemyn. That means that what the Dalai Lama is saying is he understands his human job, which is to help this world. Tai reiškia, iš esmės tie žodžiai reiškia, kad Dalai Lama supranta savo darbą, kuris reiškia padėti šiam pasauliui. And even though he's a human being and may make mistakes, he may have made a mistake with this old monk. Ir nors jis yra žmogus ir gali daryti klaidas ir galbūt jis padarė klaidą su tuo senu vienuoliu, He never loses sight of why he has a human body. bet jis niekada nepraranda to savo akiratyje, nepraranda to pagrindinio dalyko, kodėl jis turi žmogaus kūną. His job is to bring compassion and wisdom Jo to every darbas human being. yra atnešti atjautą ir išmintį kiekvienai žmogiškai būtybei. And his regret does not hinder him in that job. Ir tie apgailestavimai nesutrikdo to jo pagrindinio darbo. And so if you've ever seen the Dalai Lama or seen a video of the Dalai Lama, Ir jeigu jūs kada nors matėte Dalai Lama ar matėte video su Dalai Lama, he is a happy man. jis yra toks laimingas žmogus, atrodo. He's happy because he understands what it means to be a human being. Jis laimingas, nes supranta, ką reiškia būti žmogiška būtybė. He has the same kinds of emotions that you and I have. Bet jis turi tas pačias emocijas, kaip kiekvienas iš mūsų turime. But he doesn't confuse his emotions with what it means to be really happy. Bet jis nesumaišo, ką reiškia turėti tas visas emocijas ir būti iš tiesų laimingu. Real happiness comes from helping this world. Tikra laimė ateina iš to, kad padedi šiam pasauliui. Helping this world doesn't mean that we need to go out and become nurses or therapists or school teachers. Padėti šiam pasauliui nebūtinai reiškia, kad turime eiti tapti slaugytojais ar terapeutais ar mokyklos mokytojais. Those are wonderful jobs, of course. Tai žinoma yra geri puikus darbai. Helping this world means sometimes just keeping your mouth shut when you're in a long line at the grocery store. Padėti šiam pasauliui kartais yra tiesiog išlaikyti burną užčiauptą tada, kai esi ilgoje eilėje parduotuvėje. Or offering a smile to somebody who seems like they're having a difficult time. Arba tiesiog nusišypsoti kažkam, kas atrodo patiria sunkumus. Helping this world, although it sounds like a very abstract thing, really means moment to moment. How can I help? Ir iš tiesų tai padėti šiam pasauliu iš tiesų reiškia momento po momento, kaip aš galiu padėti. If you bring that question to each moment of your life, Jeigu atsineši šį klausimą į kiekvieną momentą savo gyvenime, you will experience a really deep and lasting happiness. tada patirsi iš tikrųjų gilę ir nuolatinę laimę. Guaranteed. Garantuojate. Another question? Dar klausimų? Drąsiau klauskite, kad ir koks būtų visi klausimai geri. Okay, so let's say for whatever reason I don't have access to a Zen center or other sort of Buddhism center. How should I practice then? What should I do? Jeigu aš neturiu galimybės pasiekti Zen centro, kaip aš galiu praktikuoti, ką galėčiau daryti?
One of the wonderful things about our modern world is that the internet makes it possible for people to receive support no matter where they are. Vienas iš puikių dalykų šiuolaikinio pasaulio yra, kad internetas galima gauti pagalbą internetui, nesvarbu kur bebūtum. For example, on the Quantum School website, there are very good instructions on how to meditate and how to practice every day. Quantum Zen svetainėje yra geros instrukcijos, kaip praktikuoti, kaip medituoti kasdieną. There's also the ability to ask questions online and have a teacher respond to your Tada questions. galima užduoti klausimus, taip pat internetu ir mokytojai atsakys į juos. And there are various teaching videos available on YouTube. Taip pat YouTube yra daug mokymo video. And that's just in our school. There are similar kinds of offerings in almost every tradition today. Ir ne tik mūsų mokykloje, bet beveik kiekvienoje tradicijoje jūs galite rasti panašių šaltinių. I have people that I work with around the world who do not live close to a Buddhist center. Ir aš bendrauju dažnai su žmonėmis, kurie negyvena arti Zen centro. There's a man I've been working with in the United States for the last 6 years who lives 6 hours driving from the nearest Buddhist center of any kind. Ir aš dirbau su tokiu Zen studentu, kuris gyvena per 6 valandas važiavimo nuo artimiausio Zen centro. And every week or so for 5 or 6 years now we have been exchanging email. Ir dabar beveik 6 metus kiekvieną beveik savaitę mes apsikeičiame elektroniniais laiškais. He has seen in his life that even though he doesn't have a community, that daily practice helps him and helps his family. Jis mato savo gyvenime, kad net jeigu jis negali dalyvauti tiesiogiai bendruomenėje, bet praktika padeda jo gyvenime ir jo šeimoje. So it's possible to practice by oneself if there's not a community nearby. Taigi yra galimybė praktikuoti vienam, jeigu nėra galimybės būti su bendruomenė. But I will say in honesty that it can be very hard for people. Bet iš tiesų tai gali būti labai sunku žmonėms. We have Zen centers and Buddhist temples around the world for only one reason. Zen centrai ir Zen šventyklos pasaulyje yra dėl vienos priežasties. To help people develop and maintain a regular Buddhist practice. Kad padėti žmonėms išlaikyti tą reguliarią budistinę praktiką. If we could practice, if people could actually practice alone at home wherever they live and do that on a regular basis, we would not need Zen centers. Jeigu būtų galima ir paprasta praktikuoti pavieniui, kiekvienas savo namuose, tai galbūt nereikėtų tų Zen centrų visų. But anybody who's tried to practice alone knows how hard it is. Bet kiekvienas, kas yra vienas bandęs praktikuoti, žino, kaip sunku tai yra. You get up in the morning and you go to the toilet and then your intention is to sit down and practice for 30 minutes. Jūs atsikeliate, einate į tualetą ir jūs turite intenciją praktikuoti 30 minučių. And about 10 minutes into it, you can feel your text messages calling you. Bet po 10 minučių pastebit, kad jūsų jau žinutės jums ateina. Or the cup of coffee. My practice would be better if I had a cup of coffee. Arba kyla mintis, kad mano praktika bus geresnė, jeigu išgersiu kavos. Or just our usual crazy mind. 10 minutes is enough. I have things to do today. Arba tiesiog mūsų tas išprotėjęs protas sako, užteks šiandien 10 minučių praktikos. Everybody who's practiced knows this experience. Visi, kas praktikuoja, žino tokią patirtį. And most of the time, we tend to follow our idea and get up from the cushion and go into the kitchen or turn on the computer. Taigi mes dažnai sekame tą savo idėją, atsikeliam nuo pagalvėlės meditavimo, einame į virtuvę ar dar ką nors darome. But the one wonderful thing about Zen centers is that your preferences can't control you. Bet vienas iš gerų dalykų Zen centre yra tai, kad tavo preferencijos tavęs negali kontroliuoti. So when you go into a Zen center, there's usually a place to leave your shoes. Taigi Zen centre jūs rasite vietą palikti savo batus. There's also a place, it's usually you can't see it, but there's also a place to leave your idea and your preferences and your likes and dislikes.
ir yra vieta palikti savo preferencijas ir savo mėgimus, nemėgimus. Jūs nematysite tos vietos, bet Zen centras yra vieta, kur... Because your likes and dislikes at the Zen Center, they don't matter. Nes Zen centre jūsų norai ar nenorai neturi jokios reikšmės. You just come and follow the schedule, and the schedule never changes. Jūs ateinate ir sekate tą tvarkaraštį, kuris paprastai nesikeičia. 2 months ago I was in Spain, it was the same schedule. Prieš 2 mėnesius buvau Ispanijoje, buvo tas pats tvarkaraštis. Then I was in the Czech Republic, and it was the same schedule. Po to buvau Čekijoje ir ten irgi buvo tas pats tvarkaraštis. Then I was in Warsaw, and it was the same schedule. Tas pats Varšuvoje Then I was in St. Petersburg, and it's the same schedule. ir tas pats tvarkaraštis Sankt Peterburge. Then in Vienna, and it's the same schedule. Vienoje irgi. Here in Lithuania, it's the same schedule. Ir čia Lietuvoje taip pat tas pats tvarkaraštis. Next week again in the Czech Republic, it will be the same schedule. Kitą savaitę vėl čia Čekijoje ir bus tas pats My tvarkaraštis. opinion about the schedule doesn't matter. Mano nuomonė apie tą tvarkaraštį neturi jokios reikšmės. And actually, when we begin to put down our opinions, Ir kai mes pradedame padėti šaliai tas savo nuomonės, then our natural wisdom emerges. tada mūsų natūrali išmintis atsiranda. Because we're not attached to our idea. Our idea has nothing to do with wisdom. Tada mes neprisirišę prie savo idėjos, nes mūsų ta idėja nieko neturi bendro su išmintimi. So the best way, if you can, is to go to a Zen center or other Buddhist community near you. Geriausias būdas yra vis tik tai tada nueiti į Zen centrą ar kitą budistinę bendruomenę šalia jūsų. And if that's not possible, you can go to the internet and receive guidance and also establish an email relationship with somebody or even a Skype relationship with somebody who can give you direction and guidance. O jeigu to tikrai nėra tos galimybės, tai galima pasinaudoti internetu ir susisiekti su kažkokiu mokytoju, kuris gali tau duoti nurodymus ir padėti praktikoje. So that's something to consider, depending on what your situation is. Tai tą galima padaryti priklausomai nuo to, kokia tavo situacija. We have time for one more question. Yeah, maybe even not one more. No, we're finished, you think? We can be here up to 8 o'clock. If more questions, we can keep up. Yeah. Okay. We have time for another question. Galbūt ne vienam klausimui dar yra laiko, mes turim salę iki 8, tai dar galite paklausti, jeigu kažkas yra svarbaus. Tai kaip jūs pradėjote savo kelią? How you started your Zen way? Pastūmėjote? Who brought you to this practice? Yeah. 30 years ago, I got married. Prieš 30 metų aš susivedžiau And my wife practiced Tibetan Buddhism. ir mano žmona praktikavo Tibeto budizmą. And I was kind of interested, so I started going to retreats with her. Ir mane tai sudomino ir aš pradėjau vykti į atsiskyrimus kartu su ją. And even though I had some interest in Buddhism, it turned out I did not have much interest in Tibetan Buddhism. Ir nors mane domino budizmas, pasirodė, kad aš nesu labai susidomėjęs Tibeto budizmu. The teaching style just did not make sense to me. Tas mokymo stilius tiesiog man nebuvo toks priimtinas. So I went with her because I was trying to be a good husband, but not because I was interested in the practice. Ir aš su ją vykdavau į praktiką dėl to, kad norėjau būti geras vyras, bet ne dėl to, kad ta praktika mane labai domintų. Then one day a friend of mine said to me, Barry, I'm going to a Zen meditation retreat. Do you want to come? Bet vieną dieną draugas pasakė, Barry, aš vykstu į Zen atsiskyrimą, gal nori vykti kartu. And I really had no idea what he was talking about. Ir aš nežinojau, kas tai yra Zenas. For all I knew, a Zen meditation retreat involved sitting in hot tubs and talking about interesting things. Hot tubs, like a sauna. Aš įsivaizdavau, kad Zen atsiskyrimas tai sėdėti tokiuose karštose voniose ir kalbėti apie įdomius dalykus. I had no idea. Neturėjau jokio supratimo, kas tai galėtų būti. And it was a 3-day retreat.
Ir tai buvo 3 dienų atsiskyrimas, Some of you are laughing because I think you have been on Zen retreats already, you know. nes jūs daug, kai kas iš jūsų juokiasi, nes yra buvę Zen atsiskirimuose ir žino, kas tai realiai yra. And it was in the mountains where I live in the wintertime in a small hermitage that had no heat. Ir tas atsiskyrimas buvo kalnuose, kur aš gyvenu, ir ten kažkokia trobelė be šildymo. There was snow around the cabin. Buvo sniegas aplink tą trobelę. And you didn't have to count your breath, you could just watch it come and go out of your mouth. Nereikėjo skaičiuoti kvėpavimo, galėjai matyti, kaip tas kvėpavimas išeina iš tavo burnos ir iš nosies. And because I was, at that time, because I was even crazier than I am now, I thought, oh, this is kind of cool. Ir kadangi buvau dar labiau išprotėjęs negu dabar esu, tai pagalvojau, tai visai kietai gali yra. So I started going to the Zen Center in my city, in Seattle, where I live, Tada pradėjau eiti į Zen centrą Sietle, kur aš gyvenau, and also going to retreats. ir tada pradėjau eiti į tos atsiskyrimus. And then after a few years, I started going on longer retreats. We call them Kyoche retreats. Ir po kelių metų pradėjau dalyvauti ilgesniuose atsiskyrimuose, mes juos vadiname Kyoche atsiskyrimais. And I did that very regularly for about 16 or 17 years Ir dariau tai reguliariai 16 ar 17 metų, until some little problem appeared in our center in Seattle. kol neatsirado tam tikrą nedidelę problemą mūsų Zen centre Sietle. And in all of my clarity, I said, oh, these people are crazy. Ir tada aš nutariau, kad tie žmonės yra išprotėję. So I left the Zen Center for 3 years. Tada 3 metams palikau Zen centrą. Actually, I was the one who was really crazy, Iš tikrųjų, aš buvau tas labiausiai but it išprotėjęs. took me at least 3 years to see how crazy I was. Bet tai užtruko 3 metus man suprasti, koks išprotėjęs aš buvau. So many people come to Zen practice, I realized since my own experience, many people come because they have some suffering in their life. Mano patirtis yra, kad žmonės ateina į Zen centrą dėl to, kad turi kažkokį kentėjimą savo gyvenimuose. Or some people come because they have in themselves, they have made a great vow to help this world. Kai kurie žmonės praktikuoja dėl to, kad savyje jie priėmė tą įžadą, kad padėti visam pasauliui. Some people come out of curiosity about the spiritual life. Kai kurie ateina iš smalsumo apie tą dvasinį gyvenimą. And some people come because they've heard about enlightenment, and even though they don't have the faintest idea what it is, they want it. Ir kai kurie žmonės yra girdėję kažką apie nušvitimą, nors neturi absoliučiai jokio supratimo, kas tai galėtų būti, bet jie nori to nušvitimo. And then a few people actually come the way I did. They just sort of stumble in. They don't even know what they're getting into. Ir keletas žmonių kaip aš tiesiog gan atsitiktinai patenka, tai net nežino, kur iš tiesų eina. It actually doesn't really matter very much why people come to practice at the beginning. Ir iš tikrųjų nėra labai svarbu, kodėl pirminė ta intencija, kodėl žmonės ateina į praktiką. Because no matter what the reason is, practice will kill that reason. Nes kokia bebūtų ta priežastis, praktika užmuš tą priežastį. And in fact, this dark night of the soul experience that I described, where people leave practice, that's what's actually going on for most people, is that original idea that they had about meditation practice, about Zen practice, is starting to die. Ir kas buvo kalbėta apie tą tamsią sielos naktį, kai žmonės palieka praktiką, tai reiškia, kad dažniausiai reiškia, kad ta pradinė idėja, dėl ko žmonės atėjo į praktiką, kaip ir numirė ir tada jie palieka praktiką. That's the inevitable outcome of practice. Tai yra neišvengiamas praktikos rezultatas. So I'm very happy when people come to practice, no matter what idea they have about what practice is. Ir aš esu laimingas, kai matau ateinančių žmonės į praktiką, nesvarbu, su kokia idėja jie atėjo. It's very common to meet people who really want to be a Buddhist teacher. Labai dažnai ateina žmonės, kurie nori tapti budistiniais mokytojais. If that helps people practice, that's a wonderful idea. Jeigu tai padeda žmonėms praktikuoti, tai yra puikia idėja. Eventually the practice will kill that wonderful idea. Bet su laiku ta praktika užmuš tą nuostabią idėją.
Sometimes people come because they have a really deep commitment to having a spiritual life. Kartais žmonės ateina, nes turi labai gilų tokį pasiryžimą gyventi dvasinį gyvenimą. That kind of commitment will also be challenged by practice. Bet šitas pasiryžimas irgi patirs iššūkį iš praktikos. And then if people, as I said earlier tonight, if people stay and continue practicing, they will become a different kind of person. Bet jeigu žmonės visą tai išgyvena ir lieka praktikoje, tai iš tikrųjų tampa kitų žmogumi. I'm not saying that people will have some enlightenment experience or pixie dust will fall from the sky. Nesakau, kad tampa žmonės kažkokie nušvitę ir Gold dust will fall from the sky. Nereiškia, kad auksinės dulkės pradės leistis iš dangaus. It's just that we become a mature human being, a real human being. Tiesiog tampame subrendusiais žmonėmis, realiais žmonėmis. Someone that other people can trust. Kažkuo, kuo kiti žmonės gali pasitikėti. Somebody who has some sense of how foolish they are. Kažkas pajus, kaip koks kvailokas jis yra galbūt. And someone who does what they can to help this world. Ir kažkas daro tai, kad padėtų šiam pasauliui. And that's the best outcome. Tai pati geriausia išeitis praktikos. So people may come for any number of reasons. Taigi žmonės nors gali ateiti dėl įvairiausių priežasčių. Including a reason like my reason. A friend just asked me to go. Skaitant ir mano tą priežastį, kad kai draugas tik tiesiog pasiūlė kartu eiti. Really, I had no idea about Zen. Aš tikrai neturėjau jokios idėjos apie Zeną. And really no interest. I was just going because my friend asked me to go with him. Aš tiesiog ten nuėjau, nes draugas pasiūlė ten nueiti. So it doesn't matter actually what gets us there. Tai iš tiesų nėra svarbu, kas jūs ten nugabena. As long as we actually show up and do it. Jeigu tik mes iš tikrųjų ten pasirodome ir tiesiog tai darome. There's another question. Sorry. Yes. One of my reasons why I came to Zen is that I wanted to help the world. And that rock I hit while digging mine is that I noticed that there is nothing we can do. I was practicing until I get really happy. Whatever it happens in my life, it doesn't affect me, and I became very stable. And I also started to see all these, all the bad things that happen to people around me, that we are perfect. I started to see the world like a perfect place, and then I just didn't have what to do there in this world, and that was my rock, and I didn't know what to do after that. I even didn't take those. Maybe pause for a minute for translation. Okay. Maybe no need to translation, one, tell in Lithuanian. My translate is, I even didn't took those 4 precepts because I didn't see the meaning in that. They seem to be meaningless because everything is perfect. Everybody is enlightened now. So what can I do? And then I stopped my practice, and then when I saw that I'm not enlightened myself. So I don't know. My question is, where was my problem? What did I wrong? Okay, I can translate. Aš atėjau į Zeną, nes norėjau padėti pasauliui ir praktikuodama patekau, tarkim, į tokį praktikos tokį etapą, kai viskas man pradėjo atrodyti tobula. Ta prasme, viskas, kas nutinka aplink žmonėms, pradedu matyti priežastis. Kad tai yra priežastis ir kad tu negali nieko padėti žmonėms, nes tiesiog viskas yra tobula jau dabar taip, kaip yra. Ir aš užstrigau toje vietoje. Ir nustojau praktikuoti ir tada paaiškėjo, kad vis dėlto grįžau vėl tą būseną, kai viskas nėra tobula.
klausimas yra, kur aš padariau klaidą. Kad taip atsitiko. So there's a Japanese teacher, he died quite a long time ago, named Shunryu Suzuki Roshi. Yra japonų mokytojas, kuris mirė jau senokai, Shunryu Suzuki Oh, that's Roshi. his photograph Va čia here. jo fotografija knygos viršelyje, jeigu kas. He's a very wonderful teacher who wrote a very important Zen book. Jis parašė labai svarbią Zen knygą, kuri dabar lietuviškai yra išvesta, Zen protas, pradinuko He was protas. actually one of the first Asian teachers to come and live in the West. Jis buvo vienas iš pirmųjų Azijos mokytojų, kuris atvyko ir pradėjo mokyti vakaruose. One day he said to his students, Ir vieną dieną jis savo studentui pasakė, each one of you is perfect, kiekvienas, just as you are. kiekvienas iš jūsų yra tobulas toks, koks yra. And you could use a little improvement. Ir jūs galite kai ką truputį pagerinti. So it's true, each one of us is perfect, just as we are. In fact, we could not be any other way. Tai tiesa, kad kiekvienas iš mūsų yra tobulas toks, koks yra ir mes negalime būti iš esmės kitokie. But we also could use a little improvement Bet mes galime panaudoti truputėlį pagerinimą, because we don't realize how perfect we are. nes mes nerealizuojame, kiek tobuli mes esame. And it's that realization that is part of the point of our practice. Ir ta realizacija yra dalis esmės mūsų praktikos. If you think about this pizza smell a little bit that I talked about earlier, Jeigu jūs pagalvosite apie tą picos kvapą, apie kurį aš anksčiau kalbėjau, it's very, I find it interesting to look into and investigate this smell of the pizza. aš radau įdomių dalykų, tiesiog pažiūrėti, tai lyg tai patyrinėti tą picos kvapą. And everything that had to have happened for me to smell the pizza. Ir viską, kas atsitinka man, kai užuodžiu pizzą. First, I had to make a decision to walk down the street at a particular time of day. Pirmiausia, turiu priimti sprendimą eiti gatvę tam tikrų dienos metu. And the owner of the pizza restaurant had to make a decision to open for business and maybe leave his front door open on a nice warm day. Ir turi būti taip, kad tas pizzerijos savininkas turi būti nutaręs tuo metu kepti pizzą ir atverti galbūt duris, kad tas kvapas jaustųsi. The cook had to make a decision to go to work that day. Ir kepėjas turi būti nutaręs tą dieną eiti į darbą. And some customer made a decision to order pizza. Ir kažkoks klientas turi būti nutaręs užsisakyti pizzą. Some farmer somewhere grew wheat. Ir kažkoks fermeris kažkur augino javus For the pizza crust. tam pizzos padui. Another farmer grew tomatoes. Kitas fermeris augino tomatus. And another farmer produced some milk that was later turned into cheese. O kitas ūkininkas galbūt gamino pieną, kurį pavertė sūriu. Underneath the tomatoes, some earthworms had to do their job. Po pomidorams augant, ten sliekai turėjo daryti savo darbą, kad Along with lots of other insects kartu su and kitais daugeliu vabzdžių countless microbes. ir begalė mikrobų, kurie palaiko tą dirvožemį. The soil that the wheat was growing in was produced by volcanic eruptions 4 million years ago. O tas dirvožemis, kur auga javai, susidarė iš vulkaninių įsiveržimų prie 4 milijonai metų prieš tai. And those volcanic eruptions occurred 4 million years ago because the tectonic plates of our planet were moving around. O tie prieš 4 milijonus metų vulkanai veržėsi dėl to, kad tektoninės plokštės mūsų Žemės judėjo ir vienas su kita susidurinėjo. And my intelligence kind of runs out at this point. Mano tas tyrinėjimas lyg ir baigėsi ties ta vieta. But I hope I've told enough of the story for you to see clearly that the smelling of a pizza
Bet tiesiog tą istoriją papasakau, kad tas picos kvapas is connected to everything else in the universe that exists today and everything that has ever existed. yra susijęs su viskuo, kas yra visatoje dabar ir kas buvo daug metų atgal. The wheat for the pizza came on a ship that was powered by fuel that came from plants that lived millions of years ago. Ir tas javai pizzai atplaukė laivu, kuriam kuras buvo naudojamas, tas, kuris atsirado iš augalų, kurie auga milijonus metų atgal. In fact, it couldn't have been any other way than smelling the pizza at that moment. At that moment. Taigi nėra kito, couldn't be It could not have been. Ir The world could not have happened in any other way. Kitaip tariant, kad jausti tą picos kvapą, pasaulis negalėjo būti kitoks, turėjo būti viskas taip susidėlioti. So I said earlier in response to another question that everything that appears in mind exists because of something that has already happened. Ir aš kaip atsakydamas į kitą klausimą sakiau, viskas, kas atsiranda mūsų protė, atsiranda dėl to, kad kažkas prieš tai jau įvyko. So everything that appears in mind is perfect. It could not be any other way. Tai reiškia, kad viskas, kas atsiranda protė, yra tobula, nes negalėjo būti kitaip. Viskas taip susiklostė, kaip susiklostė. But the next moment is up to us. Bet sekantis momentas jau priklauso nuo mūsų. Do we go into the pizza restaurant and order a pizza? Ar mes užeiname į pizzeriją ir užsisakom pizzą? Do we get angry with the pizza shop owner for having his door open? Ar mes supykstame ant pizzerijos savininko, kam jis laiko tas duris atidarytas? Do we continue down the street to meet our friend? Ar mes toliau einame gatvę, kad susitikti savo draugą? What do we do with our experience? Ką mes darome su ta savo patirtimi? That's up to us. Tai priklauso jau nuo mūsų. And that's where we can use some improvement, most of Ir us. tai yra ta vieta, kur dauguma iš mūsų gali padaryti tą taip, kažkokį pagerinimą. We don't have to go in and eat a pizza. Mes nebūtinai turime užeiti į vidų ir valgyti pizzą. When somebody says something hurtful to us, we don't have to get into a fight. Ir jeigu kažkas mums pasako kažką įžeidžiančio, mes nebūtinai turime stoti į kovą. When there's a long line at the grocery store, we do not have to get angry at the checker. Ir jeigu yra didelė eilė maisto parduotuvėje, mes nebūtinai turime supykti ant kasininko. We have a choice. Mes turim tą pasirinkimą. But most of the time we don't see our situation, our lives clearly enough. Bet daugumą laiko mes nematome savo situacijos ir savo gyvenimo aiškiai. And so the big K comes into play, the big karma. Ir tada didysis ką atsiranda mūsų gyvenime, tai yra didžioji karma. Our mind habits begin to control us. Mūsų proto įpročiai pradeda mus kontroliuoti. So we can do better. Taigi mes galime padaryti geriau. And that's actually why we practice, is to, in each moment, to see it clearly and make a wise choice. Dėl to ir mes ir praktikuojame, kad matytume aiškiai ir pasirinktume išmintingą pasirinkimą. There's a wonderful story in the Zen tradition about plum flowers, actually snowflakes, falling from the sky. Yra istorija graži dzeno apie slyvų žiedus arba snaigės krintančias iš dangaus. And a very wise practitioner of the old Chinese days, Layman Pong, says, "What wonderful snowflakes." Ir vienas iš tokių žymių dzeno personažų, pasaulietis Pangas, pasakė, kokios nuostabios snaigės. They could not fall in any other place. Jos negali kristi į jokią kitą vietą. That's the sense of perfection. Tai yra tas pojūtis tobulumo. An old Chinese poem says, "One by one, each thing is complete." Ir sena kiniečių poema sako,
vienas po vieno kiekvienas dalykas yra tobulas. That means that each one of us in this room is already complete as a human being. Tai reiškia, kiekvienas šiame kambaryje yra tobulas kaip žmogus. We don't need anything from outside of ourselves. Mums nereikia nieko iš išorės savų pačių. In particular, our happiness will not come from anything outside of ourselves. Ir ypač laimė neteis iš kažkur iš išorės, iš mūsų išorės. Usually we're confused about this. Dažniausiai mes neturime aiškaus suvokimo apie tai. We think that if we could get the right job and earn a lot of money, then we would be happy. Mes galvojame, kad jeigu gautume gerą darbą ir uždirbtume daug pinigų, tada mes būtume laimingi. Or if I could have the right boyfriend, then I'd be happy. Arba jeigu aš turėčiau teisingą vaikiną arba merginą, tada aš būčiau laimingas. Or maybe if I got the new iPhone, then I would be happy. Arba jeigu gaučiau naują iPhone'ą, tada būčiau laimingas. All of those things are fine and they will make us happy for a while. Visi tie dalykai yra puikus ir jie tikrai mus padarys laimingus kažkuriam tai trumpam laikui. I got the new iPhone not long ago, and for about 10 days I was really happy. Aš gavau naują iPhone'ą neseniai ir kokią 10 dienų buvau tikrai laimingas. But then it was just another phone. Bet po to tai buvo tiesiog dar vienas telefonas. Probably everyone in this room knows what it's like to fall in love. Turbūt kiekvienas To me, accepting. šiame kambaryje žino, ką reiškia įsimylėti, gal išskyrus sunim, negalima. And, you know, for the first 6 weeks or maybe 6 months, wow. Pirmas 6 savaitės arba gal 6 mėnesius yra kažkas, But then you wake up one morning and you look at that person and they're just another human being. Bet tada vieną rytą pabundi, žiūri tą kitą žmogų ir tai yra tiesiog dar vienas žmogus. And they cannot make you happy. Ir jis negali tavęs padaryti laimingu. You know, $1 million will not make you happy. $1,000,000 irgi nepadarys laimingų ilgam. I should say euros, excuse me. Aš turėčiau sakyti euro, atsiprašau. Happiness does not come from outside of ourselves. Laimė neteina iš išorės, iš mūsų išorės. Actually, we already have it, we just don't see it. Iš tikrųjų mes jau ją turime, tik tai nematome. The same poem goes on to say, one by one, each thing has it. Ta pati poema sako, vienas po vieną, kiekvienas po kiekvieną, kiekvienas dalykas tai turi. It refers to our Buddha nature, our enlightenment nature. Tai yra referencija į mūsų tą tikrąją prigimtį, Budos prigimtį, nušvitusią prigimtį. You already have it. Jūs jau tai turite. And it finishes by saying, this poem finishes by saying, O ta poema baigėsi, our enlightenment nature and all of our thinking, feeling, perceptions, impulses are completely intertwined. Poema baigėsi sakydama, kad mūsų nušvitusi prigimtis ir visi tie proto emocijos, jausmai, suvokimai yra visiškai tarpusavėje persipynę. That means that your mind is perfect just as it is. That is your enlightenment nature. Tai reiškia, kad tavo protas yra tobulas toks, koks yra ir tai yra tavo nušvitusi prigimtis. But if you don't see your mind clearly, you cannot know that. Bet jeigu negali matyti savo protą aiškiai, tai negali to žinoti. So we do these practices that we do at the Zen Center Taigi mes darome tas praktikas Zen centre, to become clear about mind. kad taptume aiškus apie savo protą. Our mind is not a problem, we're just not clear about it. Mūsų protas nėra problema, mes tiesiog neturime aiškumo apie jį. So our founding teacher, Zen Master Sung San, used to answer letters by saying, keep a mind which is clear like space. Mūsų mokytojas, įkūrėjas Sungsanas atsakydavo į laiškus, rašydamas, išlaikyk protą, kuris būtų aiškus kaip erdvė. This doesn't mean keep an empty mind. Tai nereiškia, kad laikyk tuščią protą. Space is not empty.
Erdvė nėra tuščia. There are planets, there are stars, Ten yra planetos, ten yra right žvaigždės. now there are people floating around up there. Yra ten dabar žmonės, kurie skrieja kažkur aplink Žemę. There are all kinds of satellites and pieces of metal floating around in space. Erdvėje tai yra daug palydovų ir šiaip metalo gabalų So the skrajojančių. point is not to become empty. Tai yra, čia esmė nėra tapti tuščiu, The point is to see it clearly. esmė yra matyti tai aiškiai. And we can do that. Each one of us can do that. Ir mes galime tai padaryti, kiekvienas iš So mūsų our gali practice tai is padaryti. actually not hard. Taigi mūsų praktika iš tikrųjų nėra sunki. It's actually much easier than learning to play tennis and much easier than learning to play piano. Tai daug lengviau nei mokytis žaisti tenisą arba mokytis groti pianinu. But like tennis and like the piano, it does take some effort. Bet lygiai taip pat kaip tenisas ar pianinas, tai reikalauja tam tikrų pastangų. And it takes consistency over time. Ir tai reikalauja nuoseklumo ir laiko. A friend of mine in Canada is a therapist, Kanadoje yra toks terapeutas, and she has a sign on her wall. draugė Kanadoje yra terapeutė ir turi tokį užrašą ant sienos. This sign says, "Nothing changes if nothing changes." Ir tas užrašas skelbia, niekas nesikeičia, jeigu niekas nesikeičia. So if you would like to change your life, Jeigu norite pakeisti savo gyvenimą, well, you need to change your life. tai turite pakeisti savo gyvenimą. That means doing some practice. Tai reiškia daryti šiek tiek praktikos. I hope that's not bad news. Aš tikiuosi, tai nėra bloga naujiena. So our Zen Center exists here in Kaunas and in Vilnius Mūsų Zen centrai yra čia Kaune ir Vilniuje, to help you develop that kind of change in your own life. kad padėti padaryti tą pasikeitimą jūsų pačių gyvenime. If you go to either of these centers, you will make an interesting discovery. Jeigu nueisite į kažkur iš tų centrų, Zen centrų, rasite kažką įdomaus, kažką tokio atrasite, The people at these centers are real human beings. kad žmonės tuose centruose yra realūs žmonės. That means they make mistakes. Tai reiškia, kad jie daro klaidas, That means they get confused from time to time. kad jie laikas nuo laiko tampa sumišę, That means they do their best to be helpful. kad jie daro, ką gali, kad padėti, They like to drink tea and eat sweet things. mėgsta gerti arbatą ir valgyti saldumynus, And they would be delighted if you join them. ir kad jie džiaugiasi, jeigu jūs prie jų prisijungsite. But even though I'm now giving the sales pitch, I am now giving the sales pitch. Ir nors aš dabar darau tą tokį prekybinį pasiūlymą, Really, it doesn't matter whether you go to one of our Zen centers or to another center or temple. bet tai iš tiesų nėra svarbu, ar jūs eisite į vieną Zen centrą, ar mūsų Zen centrą, ar kažkokį kitą centrą, ar šventyklą. The thing that matters is that you find a practice that you will do every day for the rest of your life. Svarbu, kad atrastumėt praktiką, kurią darytumėt kiekvieną dieną ir likusi visą savo gyvenimą. That might sound like a big task, Tai gali skambėti kaip didžiulė užduotis, but most of us brush our teeth every day. bet kiekvienas iš mūsų valosi dantis kiekvieną dieną. Most of us have a cup of coffee or a cup of tea every day. Dauguma iš mūsų išgeria kavos puodelį arba arbatos kiekvieną rytą. Generally speaking, we human beings are very good with following a schedule or a structure. Mes kaip žmonės gan gerai mums sekasi sekti kažkokį tvarkaraštį arba struktūrą. So if you can manage to brush your teeth every day, you can also manage to practice every day. Jeigu jums sekasi valytis dantis kiekvieną dieną, tai seksis ir daryti praktiką kiekvieną dieną. Actually, meditation practice is easier than brushing your teeth. Iš tikrųjų, meditacijos praktika yra lengvesnė negu išsivalyti dantis. My friend Zen Master De Kwang, in his way, he says, Mano draugas Zen meistras De Kvangas sakė,
It's like sitting on the toilet without your iPad. Tai reiškia, kai tas pats, kas sėdėti ant tualeto be savo iPado. Anybody can do it. Bet kas gali tai padaryti. So I want to thank you for coming to this talk tonight. Noriu padėkoti už tai, kad atėjote į šią kalbą šiandieną. Again, I want to tell you how thrilled I am to be here in Lithuania for the first time. Vėl noriu dar kartą pakartoti, kaip sužavėtas esu būti čia Lietuvoje pirmą kartą And to visit some of the important places in your country. ir aplankyti svarbės vietas jūsų šalyje. It reminds me again of one of the essential truths of Buddhism. Jis tai primena man esminės tiesas apie budizmą, That we're all in this together. kad mes visi tame esame kartu. We're not separate from each other in any way. Mes nesame skirtingi vienas nuo kito jokiais būdais. And I hope that all of us will discover that truth for ourselves. Ir aš tikiuosi, kad kiekvienas šią tiesą atras savo. Thank you very much for coming to this talk tonight. Ačiū už atėjimą į šią Dharmos kalbą šiandieną.